Puslapio numeravimas ir spausdinimas. LibreOffice programa. Terkim daugiau lapų. Kaip matot, yra 6 lapai. Kaipgi įterpti puslapį? Reikia įeiti paraštę, kol kas išjungsim stilių ir formatavimo langą. Pažymim čia langelį, matom atsirado footer default ir paspaudžiam pliusiuką. Tuomet žymeklis atsirado toj vietoje. Jeigu mes norim sucentruotai, mes, kad būtų numeracija, tai reikia paspausti klavišą Tab. Perėjo prie centravimo, jeigu dar paspaustumėt vieną kartą, perės prie dešinio šono. Ir pasirinkam Insert, Field, Page Number. Page Count, jeigu paspausit, tai bus puslapio numerį, skaičių, puslapių skaičius. Paspaudžiam Page Number ir, kaip matot, atsirado visur puslapiai. Taip. Jeigu jūs norit viršutinę antraštę dar užvarint, paspaudžiat viršutinį antraštę su kairiu pilies klavišu ir pasirinkat pliusiuką. Tarkim, jūs norit savo įstaigos pavadinimą. Sucentruojat, tarkim, galima klavišų kombinacijai panaudoti KVK, tarkim. Ir spausdinimas. File, print. Paspaudžiam. Ir mes galim nurodyti arba visus lapus, arba nurodyti tik vieną lapą, arba galim nurodyti selection, bet tam reikia pažymėti kažkokį tekstą. Galim nurodyti nuo 3 iki 5 puslapio, pavyzdžiui, spausdinti. Jeigu mes norim dar 7, dedam kablelį, tarpas ir 7. Bus 4 lapai atspausdinti. Kopijų skaičius nurodomas. Jeigu jūs taigi tiek. Dėkui už dėmesį.